Kodėl malda gali būti bevaisė, jeigu taip galima išsireikšti? Senajame testamente Dievas priimdavo tas aukas, kurios buvo atnašaujamos iš tyros širdies, teisingos jo ir artimo atžvilgių. Kaip pavyzdžiui galite atsiversti Pradžios knygą, Patarlių knygą, Izaijo knygą, Jeremijo knygą, Amoso knygą ir apgalvoti ten užrašytus žodžius. Jėzus Evangelijoje pasako kai ką labai radikalaus. Santykiai su žmonėmis yra neatskiriami nuo santykio su Dievu. Jis net nesako, jei tu ką nors padarei blogo, bet jei prisimeni, kad tavo brolis turi ką nors prieš tave. Tai reiškia atsakomybę ne tik už savo ketinimus, bet ir už žaizdas, kurias galėjome palikti kito žmogaus širdyje, net ir to nesuvokdami. Jėzus parodo, kad pyktis, užslėpta nuoskauda ar nebaigtas konfliktas daro mūsų maldą bevaisę. Ne todėl, kad Dievas nenori mūsų klausyti, bet todėl, kad uždara širdis negali priimti jo malonės. Negalima kartu laikyti rankose dovanos Dievui, aukos Dievui ir kitoj rankoje kalavijo prieš savo brolį ar sesę. Šiandien jau dabar Jėzus kviečia į vieną sunkiausių užduočių, tokių iššūkių, bet labiausiai išlaisvinančių meilės formų – atleidimą ir susitaikymą. Čia neužtenka pasakyti, aš niekam nelaikau pykčio savo širdyje. Reikia drąsos paklausti savęs, ar kas nors dėl manęs kenčia, ar kažkas jaučiasi mano įžeistas, atstumtas, neišgirstas. Taika tarp žmonių tampa taikos su Dievu sąlyga. Be jos net gražiausios apeigos, net nuoširdžiausia malda lieka neužbaigta. Tad šiandienos Evangelijos žodžiai kviečia tave veikti. Pirmiausia, ne eiti melstis Dievui, o eiti ir susitaikyti su žmogumi. Atkurk ryšį su artimu ir tik tada tavo dovana ant altoriaus taps tikra, o malda taps gyva. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.